Šizofrenija tai lėtinė psichikos liga, kuri pasižymi labai didelę simptomų įvairovę. Nuo nedidelių mąstymo, vertinimų, požiūrių, gyvenimo būdo pakitimų, ligos pradžioje ir praradimo teisingai suvokti tikrovę bei supantį pasaulį, aiškiai mąstyti, valdyti savo jausmus, bendrauti. Gali atsirasti neįprastų ir neegzistuojančių reiškinių jutimas. Šia liga dažniausiai suserga jauni žmonės 15-35 metų amžiaus, moterys 25-35 metų amžiaus, vyrai 15-25 metų. Labai retai šia liga suserga vaikai ir vyresni nei 50 amžiaus. Kokiosgi priežastys? Yra keletas teorijų, aiškinančių šios ligos išsivystymo priežastis. Pirmoji iš jų būtų paveldimumas. Rizika susirgti šiuo sutrikimu labai padidėja, jei šia liga serga kas nors iš šeimos narių. Paveldimumas turi didelę reikšmę, tačiau nebūtinai žmogus turi susirgti šią ligą, jeigu kažkas giminėje sirgo. Paveldimumo genas dar nėra nustatytas, tačiau ir dabar yra atliekami tyrimai, yra manoma, kad gali būti ne vienas, o keli paveldimi genai. Antroji, dėl ko gali atsirasti šitas sutrikimas priežastis, yra sutrikusi cheminių medžiagų pusiausvyra smegenyse. Šizofrenijos simptomai paprastai atsiranda dėl sutrikusių cheminių medžiagų, vadinamų neurotransmiteriais. Tai yra dopaminas, serotoninas, noradrenalinas. Manoma, kad sutrinka jų pusiausvyra smegenyse. Šios medžiagos padeda gauti tikslę informaciją iš mūsų supančio pasaulio, ją suprasti ir ją pasinaudoti. Trečioji teorija, iš kur atsiranda šis sutrikimas, tai būtent dėl smegenų pažeidimo. Iš tiesų, sergančiųjų šią ligą ir sveikų žmonių smegenys skiriasi. Joms gali pakenkti sunkus gimdymas, dėl kurio naujagimio galvos smegenys galėjo būti pažeistos, tai būtent dėl deguonies trūkumo. Taip pat motinos persirgtos virusinės infekcijos nėštumo metu. Taip pat manoma, kad šiai ligai turi įtakos ir sutrikusi smegenų kraujotaka. Pagrindiniai simptomai, kuo pasireiškia ši liga, tai būtų mąstymo pakitimas, pakinta jo forma ir turinys. Mintys gali pagreitėti, sulėtėti, trukinėti ar visiškai išnykti. Sergantysis gali kalbėti greitai ir daug, tačiau jo mintys būna paprastai padrikos, yra neužbaigiamos. Viena pokalbio tema keičia kitą, painiojasi, gali toks žmogus kalbėti lėtai, netikėtai nutildamas, lyg prarasdamas mintį, neužbaigdamas sakinių. Toks žmogus atrodo išsiblaškęs, nesusikaupę, neišklauso pašnekovo, labai yra sunku suprasti, ką toks žmogus šneka. Tokiam pacientui paprastai būna sunku aiškiai galvoti, atsakyti į klausimus, skaityti, planuoti savo darbus ar laisvalaikį. Jam būna sunku išspręsti netgi paprasčiausias problemas, sunku bendrauti. Kitiems žmonėms taip pat yra labai sunku išklausyti tokio žmogaus, bendrauti su juo, nes jie nesupranta sergančiųjų kalbos. Gali atsirasti keistų minčių, įsitikinimų, kurie paprastai netitinka tikrovės ir prieštarauja sveikam protui. Tai taip vadinami kliedesiai. Žmogus gali jaustis persekiojimas, stebimas,
valdomas išorinių jėgų. Jis gali jaustis esantis labai žymus, visagalis, nepažeidžiamas, nors iš tikrųjų šito nėra. Šios mintis paprastai trukdo aiškiai galvoti, suprasti, mokytis, dirbti, bendrauti. Jos gali sukelti baimę, nerimą, paskatinti neįprastai ir neapgalvotai pasielgti. Dar vienas iš svarbių šios ligos simptomų – tai tikrovės suvokimo pasikeitimas. Sergantysis gali girdėti, užuosti ar pajusti tai, ko tikrovėje iš tikrųjų nėra. Ir ko aplinkiniai nei girdi, nei mato, nei užuodžia. Tai vadinama haliucinacijomis. Ir dažniausiai sergantieji girdi balsus, kurie gali aptarti jų elgesį, gali įsakinėti, grasinti, smerkti, ir įspėti apie tikrovėje neegzistuojančius pavojus. Sergantieji gali girdėti balsus, kurie aptarė jų elgesį, gali įtakoti jų elgesį, grasinti. Gali spalvos ir šviesos atrodyti pernelyg ryškiai, gali atrodyti, kad pasikeičia daiktų formos, aplinkinių veidai, gali padidėti jautrumas kvapams, garsams, gali pakisti jautrumas vidaus ir išorės dirgikliams. Taip pat svarbus simptomas – jausmų pasikeitimas, emocijų pasikeitimas. Jausmai gali susilpnėti arba visai išnykti. Esant šitai ligai silpsta valia. Silpstant valiai sunkiau yra prisiversti mokytis, susikaupti, dirbti, sutvarkyti butą, užsiimti anksčiau džiuginančią veiklą. Jei valia nusilpsta stipriau, tampa sunku net pasirūpinti savimi, pasigaminti valgį, išsiskalbti drabužius, tampa sunku nusiprausti, susišukuoti. Norisi tik gulėti, nes paprastai nėra energijos jokiai veiklai. Ir dažniausiai kiti žmonės klaidingai mano, kad sergantysis yra tinginys. Esant šiai lygai susilpnėja ir išnyksta susidomėjimas anksčiau dominusiais dalykais, ankstesnė mėgstama veikla. Žmogus nebežino, kodėl verta pradėti ar tęsti darbus, kodėl verta domėtis, džiaugtis gyvenimu. Palaipsniui praranda tikslus. Žmogus turi žinių ir įgūdžių, bet atlikdamas įvairius darbus ir spręsdamas problemas tiesiog nesugeba tų žinių, įgūdžių panaudoti. Sergant šizofrenija gali pablogėti nuotaika, varginti dirglumas, įtampa, įvairūs būgštavimai, nerimas. Gali toks sergantysis atsiriboti nuo kitų, nes jiems sunku susikaupti ir bendrauti, niekas jų nedomina ir nedžiugina ir netgi slegia būtinybė bendrauti su kitais. Visi šie paminėti simptomai yra skirstomi į 3 grupės. Viena iš jų tai pozityvieji, jau minėti kliedesiai, tai keistos netitinkančios tikrovės mintys ir haliucinacijos. Kita grupė tai yra negatyvieji simptomai. Tai abejingumas, apsileidimas, energijos stoka, neveiklumas, nenoras bendrauti, nykstantis sugebėjimas džiaugtis, domėtis gyvenimu. Ir šie simptomai pakeičia žmogaus bendravimą, jis atsiriboja nuo kitų, bet kokios naudingos veiklos. Ir trečioji grupė tai būtent tie kognityviniai arba pažintiniai simptomai. Žmogui tampa sunku susikaupti, skaitant knygą, žiūrint televizorių, klausantis pašnekovo ar bandant ką nors papasakoti, tampa sunku mokytis, suprasti, kaip pasinaudoti naujomis žiniomis. Dauguma sergančiųjų žmonių nori sužinoti, kaip ta liga pakeis jų gyvenimą.
Jie klausė gydytojo ir patys savęs, ar bus tokie pat kaip prieš ligą. Žinia, kad žmogus susirgo šizofrenija, tai nėra nuosprendis jo ateičiai. Šios ligos prognozės ypač pagerėjo per paskutiniuosius 30 metų, kai buvo sukurti nauji ir toliau kuriami vaistai. Jie yra sėkmingi šios ligos gydymui ir nuolat jų vartojant ligos paūmėjimai gali ir nesikartoti. Nemažai sergančiųjų šią ligą niekada nesigydo ligoninėse. Gyvena savarankiškai, sukuria šeimas, dirba ir džiaugiasi gyvenimo pilnatvė. Šizofrenija yra gydoma liga. Tačiau gydymas turi būti nuolatinis ir ilgalaikis. Tai lėtinė liga ir ją būtina gydyti ir išnykus simptomas. Taip kaip gydoma hipertoninė liga, kaip gydomas cukrinis diabetas. Dalis žmonių, apie 10–15% patiria tik vieną ligos epizodą. Ir per visą savo gyvenimą ir šiam epizodui praėjus liga nebepasikartoja. Daliai žmonių, kokiai 10% visą gyvenimą išlieka sunkesni ar lengvesni ligos simptomai. Ir liga paprastai stipriai paveikia jų gyvenimą ir sukelia negalią. Likusiems ligos epizodai kartojasi, tačiau ligai nurimus, jie gali gyventi įprastą gyvenimą, be to nuolatos gydantis ligos epizodai gali susilpnėti ir retėti. Būtina prisiminti, kad kuo anksčiau šizofrenija nustatyta ir pradėta gydyti, tuo yra geresnės prognozės. Gydymas vaistais. Pagrindiniai vaistai šiai lygai gydyti yra antipsichoziniai, taip vadinami neuroleptikai. Jie padeda net 75–80% sergančiųjų. Gydantis šiais vaistais nyksta netitinkantis tikrovės mintis, iškreiptas tikrovės suvokimas, baimė, įtampa, nerimas, miego sutrikimai, abejingumas, neveiklumas. Jei reikia, gydytojas paskiria ir kitų grupių vaistų. Tai gali būti nuotaikos stabilizatoriai, kurie padeda įveikti nuotaikos svyravimus. Tai gali būti antidepresantai, kurie padeda įveikti blogą nuotaiką. Tai gali būti trumpai skiriami raminamieji, nemigai, nerimui slopinti. Taip pat anticholinerginiai vaistai, kurie padeda įveikti tų antipsichozinių vaistų sukeltus nepageidaujamus poveikius. Kitas iš gydymo būdų tai yra psichosocialinis gydymas, kuris turėtų būti derinamas kartu gydant vaistais. Jo tikslas yra sugrąžinti sergantįjį į jam įprastą gyvenimą. Tai yra padėti sergantiesiems gyventi, mokytis ir sėkmingai dirbti bei gerai jaustis savo pačių susikurtoje, pasirinktoje aplinkoje. Reabilitacijos proceso metu bendraujama su sergančiuoju. Yra išsiaiškinami jo norai, įvertinami individualūs ir aplinkos apribojimai. Kartu su pacientu sudaromas yra individualus psichosocialinės reabilitacijos planas. Ir jame numatomi pagrindiniai tikslai ir būdai jiems pasiekti. Taip pat gali padėti meno, šokio, muzikos, poetinė, užimtumo terapija.